savo emocijas, pademonstruoti. Aišku, jums dabar nereikia mokytis nieko žodis pagal žodį, bet jums reikia grinai samprotaut on the spot, kas tikrai nėra lengva. Tai aš tiesiog galiu parodyti jums programą, per kurią galite bent jau pasitreniruoti tie, kurie dar turit kelias dienas, o gal kelias valandas iki egzamino. Žiūrėkit toliau. Be to komentaruose rasit promptą, kurį kėliau į Astra AI programėlę. Ji man sukūrė visą kalbėjimo struktūrą. Tai kodėl aš rekomenduoju būtent naudoti Astra AI, dėl to, kad čia yra grinai mokomoji programa, kuri žino būtent tuos visus reikalavimus ir pagal juos gali sukurti užduotis, plus gali čia įkalbėti savo kalbėjimą ir taip pasipraktikuoti. Jums duoda klausimus, jums duoda diskusijos klausimus, jums duoda temas, jums duoda pasirinkimus maždaug, kas gali tikti labai prie jūsų kalbėjimo dalies ir taip galite biškį pasitreniruoti. Čia mano patarimas jums, nes aš tikrai žinau, kad yra ką veikti su kalbėjimais, nes man prieš tuos 3 metus buvo lengva tiesiog paimti ir išmokti tekstą. Bet jums reikia samprotauti. Taip kad sėkmės.